Sveiki, mes esam Džefas su Alvyda. Mes paskutinius 9 metus vedame kursą drauge, supažindiname vairias bendruomenės su šito kursu ir tikiuosi, kad ir jums bus įdomu sužinoti daugiau apie šitą kursą. Mes kalbėjom apie emocinį artumą. Visų pirma, reikia suprasti, kad Dievas duoda mums tą meilę, su kuo mes galim tada mylėti kitą. Bet yra iššūkis, kaip aš galiu įrodyti tą meilę ir pataikyti, kad jinai suprastų, kad jinai yra mylima. Dar labiau supratom, kad Dievas mėgsta įvairovę. Ypatingai apie skirtumus šio kurso metu, kad skirtumai gali būti mums palaiminimai, o netrukdys būti vienas su kitu ir tik tai, kad to galėtume vienas kitą auginti. Skirtumai kartais trukdydavo bendrauti. Šitam kurse sužinojom, išmokom, kad tie skirtumai gali pridengti vienas kitą, mes galim papildyti vienas kitą ir augti kartu. Kas padėjo man asmeniškai labiausiai, tai įsiklausyti, išgirsti ir dar kartą klausyti. Ir tai patvirtino dar kartelį, kad reikia kalbėti, reikia atsiverti vienas kitam, būti dar atviresniais negu buvom iki šiol. Jausmas panašus, kaip pas odontologą nueit ne vien kai skauda dantis, bet ir profilaktiškai. Panašu ir čionais, labai geras kursas, ne tik pradėti kažką tvarkyti, kai susiduri šeimoje su problemom, bet apsisprendus investuoti tokiu būdu į santuoką. Iš tikrųjų, šitas kursas buvo pirmas toks mano gyvenime, kuris keitė mano požiūrį į santuoką, į iš viso bendrystę ir kaip tai turėtų atrodyti, į kur tai turėtų vesti. Šito kurso metu supratau, kad tvirti pamatai, tai yra pamatai ant Kristaus, yra pagrindinis santuokos pamatas. Tikrai kiekviena pora gali rasti, kur yra jos silpnos vietos ir jas pastiprinti. Čia yra visada užduotis susitikti, įeiti į pasimatymą ir tada kalbėti apie tas temas, apie ką buvo kalbama per susitikimą. Ir rekomenduojam kitom porom, nes visi, ko gero, galim pasimti tai, kad Dievas yra paruošęs, jeigu čia atvedi, jeigu Dievas kalba jums, jūs klausot ir tikrai nuostabių dalykų visur galim patirti.